Kai mokiniai klausia manęs, kaip angliškai pasakyti dalis, visada patikslinu kontekstą. Nes juk šiuo atitikmeniu iš esmės galima išversti skirtingus žodžius. Palyginkite sakinius. Lithuania is part of Europe. Lietuva yra Europos dalis. Can I have a piece of cake? Gal galiu gauti gabalėlį dalelį torto? This is my share of the money. Tai mano pinigų dalis. I accept my portion of the blame. Prisiimu savo dalį kaltės. Šį sinonimų sąrašą būtų galima pildyti ir toliau, bet aptarkime šiandien labiausiai žinomus žodžio dalis atitikmenis. Visų pirma, įsidėmėkite, kad pot tai yra pats bendriausias ir universaliausias atitikmuo. Jį tinka vartoti, kai kalbame apie vieną visumos dalį. Būtent todėl mes angliškai sakome body parts arba parts of the body, kūno dalis, nes tai yra visumą sudarančios dalis. Pagal tą pačią analogiją sakome parts of the day, dienos dalis, parts of the year, metų dalis ir taip toliau. Tačiau jeigu jūs kalbate apie dalį, kuri gali būti atskirta nuo visumos, kaip gabalas arba gabalėlis, sakykite piece. Šis žodis dažnai vartojamas su maistu, nes maistas gali būti padalintas, o taip pat su atskiromis vieno objekto detalėmis. A piece of pizza, picos gabalėlis. Pieces of the puzzle, dėlionės detalės. O jeigu kalbate apie dalį kažko didesnio, kas dalijama tarpusavyje, sakykite share. Kitais žodžiais, share tai dalis, kuri priklauso arba atitenka žmogui. Pavyzdžiui, we all did our share of the work. Mes visi atlikome savo darbo dalį. O kalbėdami apie paskirtą kokio nors kiekio dalį, dažnai maisto kontekste, vartosime atitikmenį portion, dalis kaip porcija. Pavyzdžiui, where is my portion, kur mano maisto dalis, porcija. O dabar užtvirtinkime. Pot tai visumos dalis. Piece dalis kaip gabalėlis. Share dalis po pasidalijimo. Portion dalis kaip porcija. Namų darbams pasakykite angliškai, kad tai yra jūsų mėgstamiausia pamokos dalis. This is our favorite of the lesson. Lauksiu jūsų atsakymų komentaruose.